Privet pseudovalstybės Ukralitvos piliečiai. Ar dar atsimenat savo tikrosios vėliavos spalvas? Sufleruoju. Jos ne 2 ir ne 5, jos 3. Čia kai vot pabandė nuimti mėlyną geltoną nuo savo deputatų rūmų, tai sukilo visas fondosos inis dumblas ir pasmerkė naujai išrinktą pročekišką valdžią. Nu tu kurmi. Evropa sunkiai serga šituo dvispalviu virusu, kuris yra daug pavojingesnis už prieš tai buvusi. Čia jau kisėlius į petį ir kaukytės nepadės. Čia jau reikės mano tėvo profesoriaus chirurginės intervencijos į smegenis. Tik skirtingai nuo manęs, jiems reikia atvirkštinio varianto. Bet irgi nesprendimas. Didžiuosius miestus tada užtvindys nupušę šunis. Šiandien pas kanalo kolegą Kiguolį kalbėjo jau buvęs taip vadinamas 9 dienų kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Nu ką aš galiu pasakyti? Kietas bičas. Gerai pavarė. Papasakojo apie tos tipo kultūristus. Koks ten bardakas toje degeneratų irštvoje. Sulindę valdžiukės klapčiukai tratina biudžeto babkės tol kapesnyje, o dirbti tingi. Tai kai buvo pasakyta, jog reiks pradėti dirbti, tai ir sukilo širšių lizdas ir praspyrė žmogų, kuris norėjo tikrų pokyčių. Tie biurokratiniai gnidos to labiausiai ir bijo. Pokyčių ir atsakomybės. Vot tau ir kultūra. Vot tau ir kompetencija. Jo papa. Šiandien ir naują viceministrą praspyrė. Brokas, kurį priėmė į darbą antradienį, neatlaikė spaudimo ir atsistatydino penktadienį. Va taip veikia represinis aparatas. Jie specialiai taip daro, kad ne vienas normalus žmogus nedrįstų net pagalvoti apie aukštas pareigas valstybės tarnyboje. Viskas bus užbukinta vienai teisingai konservų partijai. Tik jie patys švariausi ir patys skaidriausi. Tik prieš juos tapinoidą nerenka kompromatų. Tik jie turi stogą teisėsaugoje ir žiniasklaidoje. Jie kaip voratinklis apraizgė šią teritoriją ir kaip blakės siurbė jos kraują. Kai jie valdžioje, sako, netrukdykite, leiskite mums dirbti, po 4 metų išsirinksite kitus. O kai išsirenkam kitus, tai patys kiša pagalius į ratus ir stabdo viską. Trukdo visur ir visada. Bet didžioji dalis žmonių to nesupranta. Ir po 4 metų vėl balsuoja už Landsberginius. Ir taip jau 35 metus. Ir tai veikia. Visada suveikia Kremliaus agento korta. Bet taip mums ir reikia. Jie yra prisitaikėlių visuomenės veidrodis. Tad nustokim inkšti ir, kaip sakė didis vadas Vladimiras Iljičičius, mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis. O mokytis niekas nenori. Galvoja, ai, prabalsuosiu už kažką gražesnį ir protingiau kalbantį. Ir jie tegul manimi rūpinasi? Aha, tikrai, rūpinsis jie jumis. Tokie dideli, o pasakomis tikite. Nugręš jie jūs per mokesčius, per baudas, per uždarimus. Dar ačiū pasakysite. Čia kaip tas Stokholmo sindromas, kai žmogus pradeda palaikyti arba pateisinti tą, kuris jį valdo per baimę ar prievartą. Lietuviai kaip kokie fetišistai. Jiems patinka, kai juos visapusiškai tvarko. Kažkoks kolektyvinis vingelių klubas. O jei kas iš šono tai pasako, jie supyksta, vatniku išvadina. Sako, tu Kremliui dirbi. Nu, jei patinka, tai ir stovėkite toliau vėžio poza. O mes toliau sakysime, kad karalius yra nuogas. Patinka jums tai ar ne? Nu, užteks man čia bazarinti. Užknisau jau visus su savo nesąmonėm. Šiame pasaulyje
Visi vaidina protingus. Bet tik nedaugelis pripažįsta, kad jų pačių gyvenimą valdo baimė ir tinginystė. Kai liaudis apsimeta, kad nemato, valdžia apsimeta, kad dirba. Ir tada visi gyvena ramiai. Iki tos dienos, kol prabunda protas ir pasako, gana yra gana. Gero savaitgalio Šiaurės Atėnų baudžiauninkai. Mes esame stiprūs, mes esame NATO.